Darbas su kraujagyslėmis. Pirmas. Pasistatykite mintimis įtakos ląstelę ir nukreipiame į ją manako spindulius, kurie atitinka kondensuoto pieno spalvą. Kiekvienas spindulys išplečia daugybę spindulių, o jie kaip adatos įsiskverbia į ląsteles ir sidabro baltai šviesos terapijos spinduliais išvalo ląsteles. Antras. Manako spindulius praleidžiame per galvos kraujagysles. Trečias. Norėdami sustiprinti ir pagilinti spindulių veikimą, spindulius lydime skaičių eilutėmis 8, 1, 9, 9, 9, 9. Tada piešiame spindulius išilgai kaklo 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1, išilgai dešinės rankos 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2, išilgai kairės rankos 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4, išilgai kūno 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3, išilgai dešinės kojos 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1, išilgai kairiosios kojos 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. Atjaunina audinius ir sąnarius. Visos skaičių eilutės išsidėsto vertikaliai pagal kūno dalis. Spinduliai su skaičių eilutėmis apšviečia kiekvienos ląstelės indą. Ketvirtas. Sekdami manako spindulius kaip ultragarsį spindulį nukreipiame į galvą dirbti su aterosklerozės apraiškomis su skaičių eilute 7, 1, 8, 2, 9, 3. Spindulys tankus, storas, klampus, violetiniai mėlynos auksinės spalvos, apgaubiantis šviesos srautais, pavyzdžiui, kaip kasytės iš šviesių skaičių eilučių. 5. Toliau įveskite skaičių seriją 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 8. Šie skaičiai pagreitina apsivalymą reikalaujantis kruopštaus įdirbio. Sidabro balti skaičiai išsirikiuoja aplink galvą tarsi juostelė apjuostų galvą ir išspaudžia iš indų tirštą masą. 6. Tęsėme visų nuodų pašalinimą iš organizmo su skaičių eilute 9, 1, 9, 8, 1, 3, 1, 7, 5 cm aukščio žalsvai sidabrinė. 7. Eilė greitai pradeda augti ir tampa tokia pat aukšta kaip ir visas žmogus. Atsiranda mėlyna spalva, kuri ištraukia visus nešvarumus, žemiau tankumas mėlyna arba juoda. 5. Per mėlyną spalvą prasiveria sidabro šviesos ruožas. Viską suspaudžia ir pakelia skaičių eilutes, sumažindama juos iki ankstesnio dydžio 5 cm, bet jau sidabro mėlynos spalvos. Eilutė sukasi aplink žmogų pagal laikrodžio rodyklę kaip dinamiška aukso sidabrinė juosta. Drenažo ląstelė tarsi kvėpuoja, atsidaro ir užsidaro. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.